Šiek tiek apie tai, apie ką aš kalbėsiu. Aš pažvelgsiu į šitą grupę vaikų, kurie patiria tokių sunkumų, šiek tiek sistemiškai, gal ne kažkaip kaip tarkim, kažkokį vieną metodą taikyti, bet ką mes visi kartu galime nuveikti. Ir kokios apskritai svarbios sąlygos ir tokios bendresnės pagalbos kryptis vaikam, kurie turi tokį ypatingumą. Ir kaip kiekvienas iš mūsų skirtingi veikėjai šitoje sistemoje galėtumėm prie to prisidėti. Na ir galbūt tokiam kontekstui atskleisti, mažai apie tai šiandieną kalbėjome, aš kadangi kalbu daugiau kaip iš mokslininko pozicijos, tai mokslininkai smalsūs, jie patyrinėja įvairiausią statistiką ir duomenis, kurie prieinami Lietuvoje viešai ir kuriuos skelbia Švietimo ir mokslo ministerija. Tai aš čia dariau prieš metus analizę ir kokią aš statistiką aptikau atviroje švis sistemoje. Kad vaikų, kurie turi mokymosi sutrikimų, jeigu žiūrėtumėm nuo apskritai bendros populiacijos visoje Lietuvoje, mes turime pagal formaliai patvirtintus duomenis, turime apie 1,7% nuo visos populiacijos. Tai yra nuo tų visų mokinių 327 tūkstančių, mes turime apie 5,5 tūkstančio vaikų, kurie turi mokymosi sutrikimų. Bet tie mokymosi sutrikimai, jie yra, paskui pamatysime, kad gana įvairūs, ne tik tai disleksija, mokymosi sutrikimas. Jeigu žiūrėtumėm būtent mokymosi sutrikimų pasiskirstimą tarp vaikų, kurie turi specialių ugdymosi poreikių, tai jų mes turime 13%. Tarp tų vaikų, kuriems yra nustatomi kažkokie individualūs ypatingi poreikiai. Daugiausiai turime vaikų turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, 13% mokymosi sutrikimų, 22 kompleksiniai sutrikimai, bet norėtųsi atkreipti dėmesį, kad ko gero, kai mes skaičiuojame mokymosi sutrikimus, turėtumėm didinti tą procentą, tikrai yra gerokai daugiau. Ne tik dėl to, kad galbūt dalis nenustatyti, arba nėra pripažinti, formaliai įteisinti, bet dar ir dėl to, kad tikrai didelė dalis vaikų, kurie turi mokymosi sutrikimą, patenka tarp vaikų, kurie turi kompleksinį sutrikimą. Nes labai dažnai mokymosi sutrikimą lydi aktyvumo ir dėmesio sutrikimas, kuris jau yra visiškai pagal mūsų susitartą. Tarkim, priskyrimą tam tikroms grupėms, jisai yra kitai visai grupiai priskiriamas. Na ir vėlgi kontekstui šiek tiek, kad neatrodytų, kad gal mes čia pradedam vėlgi kažką tai, kad vis dėlto, kad pradedam, tarkim, ar ne kažkokią pagalbos kurti sistemą, tikrai taip nėra. Apskritai, visiems vaikams, kurie turėjo kažkokių tai negalių arba sutrikimų, 91 metai, nepriklausomybės atkūrimo pradžia Lietuvos, buvo esminis lūžis organizuojant pagalbą apskritai. Ir būtent tais metais patvirtintas švietimo įstatymas, jis padėjo pamatyti tą įvairovę vaikų, kurie turi tokių ypatingesnių poreikių ir pradėti kurti pagalbos sistemą įvairiems vaikams. Iki šitų metų vaikai, kurie turėjo, ką mes dabar sakom, disleksiją arba specifinių mokymosi sutrikimų, jie buvo vadinami sulėtėjusio vystymosi sutrikimų turintys vaikai ir apskritai kažkokios pagalbos mūsų mokyklose jie nesulaukdavo ir turbūt visi atsimintumėt istorijų, kaip vaikai buvo paliekami po 2, 3, 4, 5 metus toje pačioje klasėje mokytis arba netgi nepritaikius objektyvių tam tikrų metodikų, net nukreipiami į specialiąsias mokyklas. Tai būdavo ir tokių istorijų. Bet buvo pradžia, iš tikrųjų 23 metais buvo pradėta pagalbos sistema kurti, specialiai pedagogai atsirado mūsų ugdymo įstaigose, mokyklose. Na ir iš tikrųjų atsirado tas dėmesys vaikam, kurie turi mokymosi sutrikimų. Apibrėžta buvo samprata apskritai šitos grupės vaikų ir turbūt galima laikyti pradžią visos pagalbos būtent tuos 95-uosius turbūt metus, kada tuo metu tai buvo mokymosi
negalios vadinama šita grupė. Po to atsirado sąsajos didesnės su specifiniais pažinimo sutrikimais ir šiandieną mes turime nuo 2011 metų aiškiai išskirtą mokymosi sutrikimų grupę, kurią sudaro bendrieji mokymosi sutrikimai, specifiniai, tai vat ką mes šiandien turbūt kalbam apie skaitymo, rašymo ir neverbaliniai. Jeigu žiūrėtumėm, kaip pasiskirsto tie patys sutrikimai viduje, tai vėlgi aš gerokai esu padirbėjus ir suskaičiavusi procentaliai, kokią dalį sudaro, tai galime pamatyti, kad čia yra skelbiama statistika, bet aš ją pageltoninau ir čia man kilo labai daug klausimų, kai aš aptikau tokią statistiką, kad visgi taip, daugiausiai vaikų būtent turi tą vadinamą arba disleksiją, disgrafiją arba diskalkuliją, jeigu vartosime būtent šitos terminus, ar ne, kitaip tariant, specifinius mokymosi sutrikimus ir kaip jie išsiskirsto pagal tai, ar skaitimo daugiau ar ne srityje jie pasireiškia, ar rašymo, ar matematikos, tai statistika labai keista. Tai aš čia labai norėjau atkreipti dėmesį ir ministerijos atstovų, ir kurie renka duomenis. Ko gero, jeigu paklaustumėm, čia daug pagalbos specialistų, mokytojų, tai turbūt papurtytumėt galvą, kad ne matematika turbūt didžiausia problema. Skaitimas, kurį dažnai skaitimas kartu su rašymu, ne, būna. Tai čia manau, kad tikrai dar reikėtų truputėlį daugiau dėmesio atkreipti į duomenis, kaip mes juos renkame. Ir kaip juos fiksuojame, nes nuo to atsispiriant, juk yra organizuojama pagalba, pasirenkamos tam tikros metodikos ir panašiai. Taigi, ką gali švietimo politikos formuotojai ir atsakingos institucijos padaryti dėl vaikų, kurie turi būtent šitokį ypatingumą, tai pirmiausiai pripažinti apskritai šitos grupės vaikų poreikius ir skirti pakankamai dėmesio. Ir mes šiandieną iš tribūnos girdėjome, ar ne, kad tarsi pripažinta, kad per mažai buvo kalbama apie tai. Nebuvo šitie vaikai palikti, jie iš tikrųjų buvo teikiama pagalba ir logopedų, ir specialiųjų pedagogų mokyklose. Tačiau tokio, neužtenka to. Tikrai reikia garsiau apie tai kalbėti ir tas pripažinimas turėtų eiti ir dėmesys šitai grupiai vaikų turėtų eiti per įvairius dokumentus, per mokyklos kokybės vertinimo rodiklius ir kriterijus, per duomenų rinkimą netgi ir apie tuos vaikus, tarkim, kiek jų pabaigia pagrindinę mokyklą, kiek jų iškrenta, lyginant, tarkim, su bendra vaikų grupė. Todėl tai čia turiu galvoj taip, ne, kad turi būti labai per įvairius pjūvius tas dėmesys pasireikšti. Kitas svarbus momentas - prevencija, ankstyvas identifikavimas ir savalaikė pagalba. Taip mes kartais kalbam apie kažkokias technologijas, metodikas, kaip ten mokytis skaityti, bet ką kolegės kalbėjo iš užsienio šalių universitetų pirmoje dalyje, labai daug kalbėjo apie prevenciją ir mes turime tam tikrus sutrikimus, ar ne, iki mokykliniam amžiui, kurie yra rizikoje, net yra tie vaikai yra rizikoje. Ir planuojant pagalbą, modeliuojant kažkokias, ar ne, ugdymo strategijas, priemonės, labai svarbu ne tik jau po to dirbti su pasiekmėm, bet skirti pakankamą dėmesį ir būtent ankstyvajam amžiui, kada daug galima nuveikti. Ir įvairioms programoms būtent ankstyvuoju laikotarpiu. Kad būtų laiku, vaikai sulauktų laiku reikalingos pagalbos, reikalinga apimtimi. Su savokom ir terminija, taip pat truputėlį mes ir šiandien matot, ar ne, ir disleksija, ir specifiniai mokymosi sutrikimai, ir mokymosi sutrikimai. Viskas yra gerai, susiklosto kiekvienoje šalyje savo tradiciją, visgi tikrai yra daug šalių, kuriuose vartojama šitas mokymosi sutrikimų terminas ir mokymosi sutrikimai tikrai ne tik disleksija yra, ar ne, tai, bet galbūt reikėtų, galima būtų ir pagalvoti, kaip padaryti, kad ta ir disleksija būtų labiau susieta su tais specifiniais mokymosi sutrikimais, kad neatrodytų, kad dar kažkas tai. Iš tiesų disleksija neateina iš tarptautinės ligų klasifikacijos ir tose šalise, kur galbūt daugiau yra, tarkim, orientuojamas į tas klinikinius tokius dalykus, medicinius, tai ir ten ta savoka daug dažniau vartojama.
Na ir dėl duomenų patikimumo ir kokybės, ar ne, tikrai dar reikėtų skirti tam daugiau dėmesio, kaip mes identifikuojame, kaip renkame duomenis, kaip juos pateikiame, ką su jais darome, tai kad nebūtų tokių nesusipratimų, kaip rodžiau prieš tai skaidriai. Tai manau, tam reikalingas irgi didesnis dėmesys. Na ir žinoma, ko tikėtųsi turbūt ir tėvai, šeimos, ir vaikai, ir mokyklos, tai yra pakankamo ne tik dėmesio ir kalbėjimo apie tai, bet ir išteklių skirimo, tiek finansinių, tiek žmogiškųjų numatymo, kad netrūktų pagalbos specialistų, kad galima būtų įsigyti reikalingas priemonės, technologijas. Šiandieną daug kalbėjom apie, aišku, jų daugėja. Tikrai galimybės šiandieną plečiasi vis, bet tas dėmesys yra labai svarbus. Na ir pedagogų rengimas ir kompetencijų tobulinimas. Turbūt sutiksite, kad kalbant apskritai apie šitos vaikus, mes turime juos matyti apskritai visoje mokyklos sistemoje pagalbos. Ir jiems neužtenka tik logopedo dėmesio arba specialio pedagogo ar psichologo. Tai yra apskritai svarbu bendrai pagalbos sistema ir vienas iš pagrindinių pagalbos teikėjų, su kuo daugiausiai laiko vaikas praleidžia, ir yra mokytojas. Ir kaip bebūtų liūdna, bet mokytojai vis dėlto dar vis per mažai turi žinių, kompetencijų, kad galėtų atpažinti, o labiausiai turbūt, kad suprastų. Ir aš galiu papasakoti vieną tokią jų labai jautrią istoriją, ir tai nutiko dirbant su perkvalifikavimo studijų studentais. Ir čia dalyvauja mano studenčių, mačiau, nežinau, ar jūsų grupiai tai įvyko, bet kada mes studijuojam ir mokomės apie mokymosi sutrikimus ir kada analizuojame, kaip vaikai skaito, kokias jie daro, kaip jie jaučiasi, daug kalbam. Ką kalbėjo kolega iš Danijos, kad jiems reikia 3-4 kartus daugiau, ir Juozapas sakė, daugiau laiko, ar ne, tą patį daryti. Ir kažkaip po to, kai reflektuoja, ir ten į tas studijas ateina mokytojai, pradinių klasių, ar ne, dalykų, lietuvių kalbos. Ir viena situacija buvo labai jautri, kada mokytoja reflektavo apie tą dalyką ir kalbėjo, ką suprato, ką išmoko, mokytoja graudinosi. Nes jinai suprato, kad aš, sako, turėjau tokių vaikų, bet aš neturėjau, aš nieko dėl jų nepadariau, nors galėjau. Ir galėjau daug nuveikti. Tai kartais mokytojas galbūt netinkamai moko, ne dėl to, kad nenori, bet tiesiog dėl to, kad nežino, ar nesupranta. Tai kalbant apie pagalbą vaikam, kurie turi būtent tokį ypatingumą, aš noriu, nežinau, čia gal priminti, gal kažkam nepriminimas, o nauja informacija. Bet kalbant apskritai apie pagalbos visą modeliavimą, ar ne, labai svarbu turėti kažkokį teorinį pagrindą. Šiaip Lietuvoje sukurta pagalbos sistema iš esmės atitinka šitą 3 pakopų, daugiapakopį vadinamą pagalbos modelį. Ir ta pagalba, ji negali būti kažkur planuojama tik vienoje, kurios pakopoje siaurai kažkur. Tai, ne, ji turėtų apimti labai įvairius lygmenis ir pakopas. Ir kalbant apie vaikus, kurie turi būtent specifinių mokymosi sutrikimų, jiems pati svarbiausia yra pagalba pirmoje pakopoje. Tai yra, jeigu mes sugebėtume efektyviai veikti, sukurti geras vaikų pažangos stebėjimo sistemą, kad laiku pastebėtumėm, kokių sunkumų vaikas patiria. Galėtumėm susikurti vaiko profilį, analizuoti, kas skatinamos mokyklos dabar daryti. Tai va čia tie kokybės klausimai mūsų. Ne dėl pliusiuko, taip turime mokyklai pasitvirtinę. Tik tai, kaip darėm prieš 15 metų, taip ir darom. Pamėtom susipildyti kažką vaikam, vienus pačius paliekam, net nepaklausdami. O tai kokį tu ten tą tikslą išsikėlei? Paskui duodam užsipildyti, kad padarai kažką, ar ne. Tai labai svarbu, taip pat universalus dizainas, ar ne, dabar daug kalbama, išleistos ką tik gairės. Tai universalus dizainas, tai yra tiems vaikams, jiems kaip oras, kaip vanduo. Jeigu mes pritaikysim tas rekomendacijas, pirmiausiai savo klasėse,
jau šitiem vaikam daugiau palengvės. Jie turės galimybių rinktis, naudoti įvairaus modalumo informaciją, kad mokytojas ne tik kalbėtų prieš klasę. Dažnai vaikai sako, mokytojas kalba. Tai yra didžiulis barjeras, didžiulė kliūtis vaikui, kuris turi tokį sutrikimą. Ir aišku, įtraukio ugdymo strategijos įvairiausios, kurios leidžia mokytis drauge, stengiantis kuo labiau, kad tie vaikai veiktų kartu, ką sakė Juozapas, aš nenoriu būti kitoks, aš nenoriu, kad mane iš klasės, iš pamokos kažkur turbūt išvestų, aš noriu su draugais mokytis, aš noriu tokių strategijų, kurios leistų man labiau įsitraukti ir veikti drauge su savo bendraamžiais. Na ir bet aišku, kad visada bus ir labai svarbu, kad būtų numatyta pagalba tais atvejais, kai vaikas vis tiek nedaro pažangos. Jam neužtenka to pritaikymo, kuris yra. Ir, iš tikrųjų, tam juk ir veikia vaiko gerovės komisijos, tam mūsų pagalbos sistemoje įdarbinami logopedai, specialieji pedagogai, psichologai ir visi kiti švietimo pagalbos specialistai, kad jie galėtų tiem vaikam, ir tas procentas vaikų, iš tikrųjų, kodėl to žirklės 5-15, dėl to, kad jeigu mes efektyvus būsim pirmoji pakopai, mums gerokai sumažės vaikų, kuriems reikės tos jau intensyvesnės pagalbos tose mažesnėse grupelėse. Tai tas antra pakopa yra tikslingas lygmuo ir trečia pakopa yra intensyvus lygmuo. Bet tai nereiškia, kad kai įsitraukia jau pagalbos teikimą intensyvus, kad jau individuali pagalba yra teikiama. Ir tai nereiškia, kad kai įsitraukia kiti specialistai, tarkim ar ne, kad jau ten vaikas ir tampa jų atsakomybė, jokių būdų ne. Tie visi pagalbos specialistai, jie turėtų veikti drauge ir pirmiausias tikslas turi būti padėti vaikui gerai funkcionuoti pirmame lygyje, pirmoje pakopoje. Jis ten turi. Visos mūsų priemonės, kurias mes taikome, turėtų tarnauti tam, kad vaikui gerai pasisektų pirmiausiai natūralioje aplinkoje, tai yra klasėje. Tai šita vieta pati svarbiausia. Ir aš čia cituoju vieną mokslininkę, 23 metais jie kaip tik neseniai atliko tyrimą, longitudinį ruošdamasi pranešimui, paieškojau dar ir patvirtino šito modelio efektyvumą, kad būtent šita daugiapakopė sistema, kada ją mes gerai suplanuojame ir numatome tam tikrus žingsnius, apimtis, intervencijų, pavyzdžiui, kažkokių tai, ypač skaitymo ar rašymo sutrikimų atvejais, ji labai gerai suveikia. Ir čia Švedijoje buvo atliktas tyrimas ir jie kaip tik taikė daugiau riziką turintiems vaikams, su pirmokais pradėjo ir dar nebuvo nustatytas sutrikimas, bet buvo identifikuoti mokiniai, kurie turi riziką, kurie patiria sunkumų skaitymo rašymo ir numatytos tam tikri žingsniai, priemonės, numatyta kiek 60 pamokų, kad mokytojai dirbs, tai yra kalbos mokymosi pamokų, ir kokias strategijas taikys, pastiprinti, tų strategijų įvairovę, mokymo skaityti, rašyti. Ir numatyta, kad ten tiek ir tiek savaičių, tiek pamokų ir per tas pamokas vyks taip ir taip mokys mokytojai skaityti. Tada numatyta, kad papildomai tiem vaikam, kurie patiria sunkumų didesnių, jie turės papildomus po 30 minučių 3 kartus per savaitę užsiėmimus mažose grupėse, 2-3, mokiniai ir 5. Ir iš tų vaikų, kurie po 3 savaičių dar buvo identifikuoti tie vaikai, kuriems neužteko pagalbos tame antrame lygmenyje, antroji pakopai, ir numatyta, kad jiems bus individualios 5 per savaitę po 30 ir kad tai darys, ką darys pagalbos specialistai tokiais atvejais. Ir iš esmės šita pagalbos sistema svarbiausia sąlyga, kad ji turi veikti įtraukiojo ugdymo vertybinėme kontekste ir apskritai įtraukiojo ugdymo kontekste. Tai šitas ratas, aš jį dažnai naudoju, nežinau, galbūt kas matėte, tai yra Tony Booth ir Malo Einskau, 3 įtraukio ugdymo dimensijos. Įtraukio ugdymo kultūra, įtraukio ugdymo politika ir įtraukio ugdymo praktika. Tai pirmiausiai įstaiga turi pasirūpinti būtent tą įtraukio ugdymo kultūra, politika, kad atsirastų ta praktika. Ir pagalba turi būti teikiama būtent paisant įtraukiojo ugdymo principų
nesiekiant vaikus atrinkti, atrūšiuoti, kažkur į atskirus kabinetus nuvedus treniruoti, bet laikantis pagrindinių įtraukties principų. Na ir kalbant apie tos mūsų veikėjus ir ką kiekvienas galim padaryti, tai pirma pakopa, ką gali mokytojas. Pagrindinis veikėjas pirmoji pakopai teikiant pagalbą ir yra mokytojas. Tai pirmiausiai mokytojas turbūt, ką jis gali užtikrinti vaikui gerą atmosferą, gerą savijautą klasėje. Ir mokytojas yra atsakingas už tai, kaip vaikas jaučiasi, už pozityvų ryšį, už gerą emocinį kontaktą su vaiku, tik tada vaikas galės mokytis. Bet tam reikia mokytojo supratimo. Va ta istorija apie mokytoją, kuris suprato, kad aš turėjau tokių vaikų, bet aš nieko nepadariau ir man dėl to dabar labai liūdna tiesiog, ne? Ir mokytojo supratimas čia yra be galo svarbus. Ir žinojimas apskritai daugiau apie tokius vaikus. Nes mokytojas taip pat dažnai kaip ir Jozefas galvoja, durnas gal, durnas kas jam yra, ne? Būna ir mokytojams, kad taip nutinka. Ir labai svarbu, aš čia labai matau didelį pagalbos specialistų vaidmenį, padėti mokytojams suprasti, nes kartais mokymasis vyksta ne tik kursuose. Jisai pats geriausias, veikiant kartu, atsiprašau. Ir taip pat dėmesys savivertei, labai svarbu žodžiai. Ir yra daugybė tyrimų, kuriais įrodyta, kad vaikai patiriantys tokių sunkumų yra be galo jautrus kiekvienam mokytojo pasakytam žodžiui. Ir net labai kažkoks, net toks nepasitenkinimas, tai vėl nesupranti. Atrodo, nieko aš blogo nepasakiau, bet intonacija, balsas, jis gali padaryti didelį neigiamą didelį įtaką vaiko savivertei, galvojimo apie save. Tai čia yra didžiulis mokytojo vaidmuo ir indėlis. Taip pat efektyvus mokymas ir strategijos. Pirmiausiai padės tas mokytojas, kuris dirba taiko šiuolaikinės didaktinės strategijas, kuris leidžia vaikui mokytis įvairiai, ne tik tais daryti pratimus iš knygos, skaityti knygą, bet kuris leidžia poroje dirbti, pasikalbėti su draugu, leidžia dirbti grupėse, naudoti įvairiausias įrankius priemonės, taiko universalaus dizaino principus pagrindinius, organizuodama savo veiklą. Taip pat, UDM, čia to universalaus dizaino sąvoka yra pastoliavimas, galbūt girdėta, man jie nelabai patinka, mes kartais sakom, tiesiog tai yra pagalba, ar ne, tokia, iš anksto numatom, kas vaikui aš pažįstu savo mokinį ir iš anksto žinau, kas jam gali būti sunku. Tai paieškau, kaip aš galiu iš anksto paremti, duoti jam planą, leisti jam pasinaudoti žodynėlių sąvokas iš karto. Aš pateikiu klasiai, pakabinu sąvokas, ar ne, kurias mes naudosim per pamoką. Pastatau tos pastolius tokius. Ir taip pat kalbėta buvo nemažai pirmoji daly apie vykdomasias funkcijas, apie savireguliaciją, apie problemų sprendimo įgūdžius, ar ne, tai yra aukštesni kognityviniai gebėjimai. Tai šiuolaikinėme mokyme mes neįsivaizduojam to, ar ne, be aktyvaus besimokančio dalyvavimo. Ir mokytojas, kuris skiria dėmesio tikslams, pagalbai vaikui suvokiant, ką jis mokos, kodėl mokos, kam mokos, tai labai padėtų šitiems vaikams būtent ugdytis tokias savireguliacijos, savo veiklos, metakognityvinius gebėjimus. Ir aišku, prieinamumas. Aš jau čia gal daug nesustosiu, bet svarbu programų pritaikymas, ką iš esmės įpareigoja mūsų teisiniai dokumentai, kiekvien mokytoja ir leidžia mokytojui pritaikyti ugdymo turinį, kad nereikėtų palikti 2 metam, ar ne, kaip darydavom prieš 30 metų, kad galėtų vaikas, nes tai nepadeda, ne tai padeda. Tas kartojimas kurso nieko nekeičia iš esmės. Keičia skirtingi įvairūs mokymosi metodai, jų derinimas, galimybė mokytis kitaip ir įvairiai. Taip pat tų assistive technology, ar ne, kas buvo angliškai, arba tų pagalbinių technologijų įvairiausių, IKT, dirbtinio intelekto, šiandieną tiek galimybių yra, leiskim vaikam, pasiūlykim netgi jiems, jeigu jie patys neatranda, padėkim jiems juos atrasti, pasitarkim su pagalbos specialistais, kurie galėtų tą daryti. Ir vertindami taip pat, kaip individualizuojam, personalizuojam procesą, vertinkime irgi atsižvelgdami į kiekvieno vaiko unikalią situaciją. Na, čia truputį praleisiu, nes aš žiūriu, kad aš laikę nebetelpu. Savo pagalbinių yra priemonių visokių, ačiū Gintarė. Sakiau, čia irgi tos mano vykdomosios funkcijos, jas galima tobulinti visą gyvenimą. Aš turiu problemą, kad aš galiu labai ilgai kalbėti.
O ką gali pagalbos specialistai, specialiai pedagogai, logopedai? Jiem taip pat be galo svarbu suprasti universalaus dizaino principus. Jų irgi yra aplinkos mokymo procesas turi būti grįstas tuo. Ir jie taip pat labai norėtų, kad būtų orientuoti į įtraukų ugdymo strategijas ir mokinio balsą išgirstų. Yra daugybė tyrimų atliktų, kur analizuojama, kaip jaučiasi vaikai. Ir kai mes parenkame pagalbos formas, arba skaitimai skirtas 30 minučių, arba kažkokia kitokia pagalba specialistų, kur ji turi būti teikiama, klasėje, kabinete, klauskime vaiko. Kiekvienas mokinys bus labai kitoks. Atsižvelkim į vaiko emocinę būseną, norą, savijautą, nes tai yra be galo svarbu. Nes vieniems vaikams, jiems geriau, kada ateina padėti į klasę, bet kitam mokiniui arba bus jam toks etapas, kad jam geriau, kad mes išeitumėm kažkur tai. Tam treniruotėm kažkokiam ar ne, arba tokia individualiai pagalbai. Taip pat kompensavimo priemonės, įvairiausių technologijų pasirinkimas, kompensacinių tų, ar ne? Tai čia pagalbos specialistai gali būti dideli patarėjai tiek vaikams, kurie turi tokį sutrikimą, tiek pedagogams. Na ir metakognityvinių gebėjimų ugdymas. Kartais mums gali atrodyti, kad dabar skaityti čia, treniruosime skaitymo įgūdžius, formuosime rašymo įgūdžius, tačiau labai svarbi yra pagalbos dalis, būtent mokyti apskritai tapti efektyviu besimokančiu, mokyti mokytis, mokyti susiorganizuoti savo laiką, išsispręsti problemą, susidėti daiktus, strategijų tokių pasiūlymas vaikam, kaip jis galėtų išeiti iš sudėtingos situacijos. Ką man daryti, kai aš nežinau ir nesuprantu? Ką man daryti? Aš turiu turėti planą. Ir tai yra pagalbos specialistų mokytojų užduotis. Na ir žinoma, ugdyti tas silpnąsias vietas, bet taip pat tikslingai tobulinti, formuoti tuos skaitymo, prisidėti, padėti nepasilikti, ar ne, tobulinti tuos gebėjimus skaityti ir panašiai. Kita skaidrė apie psichologą. Kai kalbam apie pagalbą vaikams, kurie turi disleksiją, mes turtingi Lietuvoje, mes turime ugdymo įstaigose, kiekvienoje ugdymo įstaigoje turėtumėm turėti, ar ne, formaliai psichologą. Ir iš tiesų, pagalba šitiems vaikams, ji turi būti tokia labai tarpdisciplininė. Ir tas yra be galo svarbu. Ir mes turim laikytis tokio holistiško požiūrio. Neužtenka treniruoti skaitymo įgūdžius arba rašymo. Mes turime matyti vaiką kaip asmenybę, su visais jų išgyvenimų jausmų spektru. Ir ypatingai reikia daug pagalbos. Buvo kalbėta apie tėvų ar neįtraukimą. Tai iš tikrųjų turbūt sunkiausia yra pradžia visada, bet tas priėmimas, susigyvenimas, supratimas, kad mano vaikas turi ypatingumą. Ir čia psichologo vaidmuo yra be galo svarbus. Padėti suprasti tėvam, mokytojam, pačiam vaikui, kas su juo vyksta, kas man yra, aš ar durnas, ar man dar kas nors, ar ne yra. Ir čia tikrai psichologai galėtų padėti. Žinoma, geriau preventuoti savivertės sumenkėjimą. Yra tyrimų, kurie sako, kad savivertė, ją galime išsaugoti iki 10 metų. Jeigu mes iki to vaiką sugniuždome, po to jau reikia terapijų psichologinių ir gali užtrukti. Taip, kad dėl ko svarbu ankstyva pagalba ir intervencija. Ir padėti vaikui, tada jau gali prireikti tokios psichologo pagalbos, jau atstatant ją, bet geriau yra stengtis kažkaip išvengti. O čia apie situaciją, kiek ta psichologinė pagalba prieinama. Čia iš vieno tyrimo, kurį užsakė Nacionalinė švietimo agentūra, tai vis dėlto matom, kad psichologinės pagalbos prieinamumas yra pats mažiausias, pats žemiausias. Tai labai reikalinga stiprinti tai. Na ir pabaigai, mano laikas jau baigėsi, man rodo visi tie laiko matuokliai. Žinoma, bendradarbiavimas yra raktas. Tai leis užtikrinti tarpdiscipliniškumą, tokį sisteminį požiūrį vaiko situaciją ir atliepti labai įvairius jo poreikius.
ir aš papildomai įdėjau tokį rutulį NVO, kas tai yra. Nevyriausybinės organizacijos. Ir labai svarbu ir tos darbus, ką daro, ir puiku, kad jų įsisteigė, nes tikrai nežinau, kad netaip seniai turbūt jų atsirado daugiau, kurie atstovauja šitos grupės vaikų interesus. Ir tai yra be galo svarbu mums jiems susitelkti, kalbėti, didinti visuomenės žinojimą, supratimą, ką ir daro puikiai nevyriausybinio organizacijų atstovai, tą mes jau pradėjom girdėti ir per medijas, per televiziją, ir tai labai svarbu. Susitelkti kartu, ar ne, ir padaryti kiekvienam, visiems, ką mes kiekvienas galime geriausio. Na ir pabaigai tiesiog toks iš tyrimo, pačiai teko tą tyrimą atlikti, dalyvauti komandoje, toks palinkėjimas turbūt irgi iš vaiko balsas, ar ne. Vienas tyrimo dalyvis mokinys, čia aukštesniųjų klasių buvo, tai jisai raštu čia buvo apklausa ir palinkimas, ką reikėtų padaryti, kad mokykloje tau būtų geriau ir mokykla būtų geresnė. Tai leisti vaikui patikėti, kad gali jumis pasitikėti.